10 puslapis, pirmoji užduotis. Reikia supaprastinti reiškinius. Tai pats pirmas yra iš pagrindinės trigonometrinės tapatybės, prisimenam ją. Taip, mes iš esmės galėtumėm tiesiog paimti sinusą, perkelti į kitą pusę ir pamatyti, kad 1 minus sinusas kvadratu alfa yra tiesiog kosinusas kvadratu alfa. Iš karto galim rašyti atsakymą. Judame prie B. Lygiai tas pats, ar ne? Dabar kosinusą palikime. Tai kosinusą, realiai iš čia galiu naudotis šituo užrašu. Man dabar reikia iš kosinuso atimti vienetą, ar ne? Tai aš vienetą galiu čia atgręžti atgal ir gaunas pas mus minus sinusas kvadratu alfa. Rašom. Toliau C variantas, taip, kosinusas ir tangentas. Tai prisimenam dar vieną svarbų dalyką, kad tangentas tai yra sinusas iš kosinuso. Tai kosinusas alfa kart sinusas alfa iš kosinuso alfos. Išprastiname čia gražiausiai kosinusus ir mūsų atsakymas yra tiesiog sinusas alfa. D variantas. 5 kosinusai plus 3. Čia mes galime išsikelti, jeigu norit 5, kaip bendrą dauginimą prie skliaustelius, ir turėsime skliaustelių viduje štai tokį reiškinį. Kas čia yra? Čia yra vienetas iš pagrindinės trigonometrinės tapatybės. Tai 5 kart 1 bus 5, pridedam 3, bendras atsakymas yra 8. Atsakymas. Lygiai taip pat galime išsikelti dvejetą, ar ne? Dvejetas bus bendras dauginamasis. Skliaustelių viduje yra sinusas kvadratu alfa minus vienetas, apačiai lieka kosinusas kvadratu alfa. Vėlgi šitas reiškinys jau mums kažkur turėtų būti matytas, mes realiai, galėtume sumaišyti vietomis, gerai, galim tai padaryti, kad truputėlį gal nutrinsiu. Vadinasi, iš sinuso permetant vienetą, gauname minus kosinusą kvadratu. Tai čia turime 2 kart minus kosinusas kvadratu alfa. Čia bus kosinusas kvadratu alfa. Čia yra minus dvejetas, nes minusas kart 2. Ir kosinusas iš kosinuso kvadratinio juk yra vienetas, ar ne? Tai bendras atsakymas yra tiesiog minus dvejetas. A, B, C, D, E, F variantas. Vėlgi, lygiai taip pat galime išsikelti trejetą kaip bendrą dauginamai prie skliaustelius ir turėsime štai tokį reiškinį. Ir apačioje paliekame tą, ką ir turėjome. Dabar 3 lieka. Čia viršuje jau matytas reiškinys. Čiagi yra sinusas kvadratinis, apačioje tuo tarpu kosinusas kvadratinis. Sinusas iš kosinuso šiaip yra tangentas, bet kadangi yra kvadratai tiek čia, ar ne, galėtumėm apsiskliausti ir pasirašyti bendrai kvadratą. Tai būtų tiesiog tangentas kvadratu. Va šitaip viskas. Tada eisim prie antros užduoties. Taip, tai antra užduotis. Vėlgi reikia supaprastinti. Ką iš karto galima pastebėti, tai kad sinusas plus kosinusas kvadratiniai, jie duoda patys iš savęs vienetą. Tai mes turime vienetą plus tangentą kvadratu alfa. Ir iš esmės yra tam tikra savybė, kuri ateina vėlgi iš pagrindinės trigonometrinės tapatybės. Aš tuoj parodau ją. Paimam ir sugalvojom iš kosinuso abidvi lygties iš kosinuso kvadratinio, pasidalinti abidvi lygties pusės. Tai turime štai tokius reiškinius. Ir ką mes galim pastebėti? Čia visas šitas reiškinys duoda tangentą kvadratinį. Šitas reiškinys duoda tiesiog vienetą. Tai vadinasi, kai mes tangentą kvadratinį sudedame su vienetu, mes gauname vienetą padalintą iš kosinuso kvadratu. Reiškia, visas šitas daiktas yra tiesiog vienetas padalintas iš kosinuso kvadratu alfos. Viskas, judam toliau prie B varianto. Taip, matome čia daug nežinomųjų, sinusas, tangentas, kosinusas, net 3 nežinomieji. Galim truputėlį pasimažinti nežinomųjų kiekį, tangentą pasiversdami į sinuso ir kosinuso santykį. Tai būtų 1 minus sinusas alfa kart sinusas alfos iš kosinuso alfos kart
kosinusas alfa, kosinusai išsiprastina, čia mes turime ne ką kito, kaip tiesiog sinusą kvadratinį, tai vienas minus sinusas kvadratu alfos yra tiesiog kosinusas kvadratu alfa. Viskas. Judam prie C varianto. Turime dauginamuosius. 1, 2, 3. Ir nesvarbu, ar mes padauginsime, vadinasi, A kart B kart C, ar A kart C kart B. Tai mes dabar būtent taip ir padarysime. Kodėl? Dėl to, kad pamatysit, kad ten yra greitosios daugybos formulė. Tai pirmiausia, užsirašau pirmą skliaustelį, tada užsirašysiu antrą skliaustelį ir tik tada pasirašysiu tangentą kvadratinį. Taip, ir čia mes turime greitosios daugybos formulę. Štai šis šablonas ir atsimenam, kad jį galima užrašyti štai taip. Tai pas mus yra vienetas kvadratu, bus tiesiog vienetas ir tada sinusas kvadratu. Būtinai apsiskliauskime, nes mes visą šitą daugybą dauginame dar iš tangento kvadratinio. Taip? Dabar čia kas yra? Tiesiog kosinusas kvadratinis. Tangentą dabar pasiverskime, būtų pats laikas į sinusą kvadratinį ir kosinusą kvadratinį santykį. Matome, kad išsiprastina kvadratiniai kosinusai. Atsakymas galutinis yra sinusas kvadratu padalintas iš alfos. Gerai. Taip. D variantas. Tai iš karto čia galim pastebėti, kad viršuje 1 minus sin kvadratu alfa bus kosinusas kvadratu alfa. Apačia bus sinusas kvadratu alfa. Nežinau, dabar versis nesivers, kol kas truputėlį patinginiaukim, palikim tą kvadratą tangento. Šitą visą reiškinį truputėlį reikėtų užsirašyti. Tai būtų 1 minus 1 sin kvadratu alfa, taip, pasibendravardiklinkime. Bendras vardiklis iš karto bus sinusas kvadratu alfa, įstrižai susidauginkime, minus vienetas ir gal iš karto, ar ne, vėlgi pagrindinė trigonometrinė tapatybė. Taip, tai sinusas kvadratu tegul lieka ramybėj, pas jį atveda minus vienetą, bus vadinasi į kitą pusę nukeliavęs kosinusas kvadratinis su minuso ženklu. Ir galima užrašyti, kad viršai yra minus kosinusas kvadratu alfa padalinti iš sinuso kvadratu alfa. Tai vat galiu rašyti iš karto, kadangi veiksmas skliaustelis yra atliktas, tiesiog vat vieną tokią kaip ir trupmeną. Vat turim. Nubraukiu visą šitą sprendimą, nebereikalingas jisai mums yra. Dabar jau einame tolyn. Nu tai gal čia visai ir apsimokėtų mums dabar verstis tangentą į sinusą kvadratinį iš kosinuso kvadratinio. Turime čia tą sandaugą, iš tikrųjų dėl to, kad čia yra minusas ir, na, žiūrėkit, kaip čia taip gaunasi. Va, čia yra minusinis skaičius, nu arba čia yra minusinis skaičius ir dar dauginame iš minusinio skaičiaus. Kodėl minusinio? Todėl, kad, nu, jeigu viršų yra pačioj, ar ne, minusas yra ir pliusas, tai šitas duos mums minusą, čia šiaip iš savęs yra minusas, o kai dauginame, mes gauname pliusą. Tai dėl to, vat, iš karto čia galime tiesiog tą daugybą pasiversti pliusinę ir gaunasi, kad bus kosinusas kvadratu alfa iš sinuso kvadratu alfos. Nu ir čia labai daug kas įsiprastina, neapsimeskit, nebus taip, kad nulis čia pasidaro, čia bus vienetas, o visas šitas daiktas yra kosinusas iš sinuso, ne? Nu gerai, pasirašom šitaip, kad lieka. Gerai, turim šitą reiškinį ir dabar galim, nu šitai čia yra irgi tokia viena formulė, irgi parašysiu jas abidvi. Sinusas kvadratu plus kosinusas kvadratu lygu vienetas. Nusikopijuojam daugiau tokių formulių. Man reikės, kad būtų čia viena ir čia kita. Dabar tiek vieną, tiek kitą galiu paimti ir sugalvojau pasidalinsiu iš pirmu atveju iš kosinuso kvadratinio, antru atveju iš sinuso kvadratinio. Dabar pirmuoju atveju mes turime lygtį
Nu jo. Va čia atsiranda kosinusas. Kosinusas 1 iš kosinuso. Ir išsiprastina čia, kad gaunasi tiesiog tangentas kvadratinis. Vienetas. 1 iš kosinuso kvadratu. Čia tuo tarpu, ar ne, bus sinusas iš sinuso. Kosinusas iš sinuso. 1 iš sinuso. Dabar čia duodamas yra vienetas, čia duodamas, tu pasakysiu kas, šitą visą paliekam. Kažkodėl, nežinau, 11-okai, 12-okai nebežino, man bent jau pas mane mokinių mažai, kas žino, kad, gerai, žinom puikiausiai, kad tangentas yra sinusas iš kosinuso. Bet, pavyzdžiui, kad yra toks atvirkštinis santykis, nedaug kas pasako, aš nežinau kodėl. Tai yra toks kotangentas. Tai vat visas šitas kosinusas iš sinuso bus kotangentas kvadratu. Taip? Tai vat vienas ir kitas dydis, ar ne, mums visą laiką duoda tą pačią reikšmę, ar ne, va duoda tą, kažkaip panaikinau, va. Žodžiu, kai sudedame tangentą kvadratinį ir vienetą, gauname atvirkštinį kosinusą kvadratinį, taip? Dabar, kai pridedame vieneto su kotangentu kvadratiniu, ar ne tangentas, bet kotangentas, gauname atvirkštinį sinusą kvadratinį. Tai va, tai šituo atveju, kur mes čia sustojom, va šitoj vietoj yra nekas kitas kaip kotangentas kvadratu. Ir jūs jau dabar žinot, kad tai bus tas pats, kas vienetas padalintas iš sinuso kvadratu alfa. Ir geriausia būtų, kad šitos tiesiog atsimintumėt formulės. Reikia ir atsiminti. Judam toliau prie E varianto. Taip, E variantas. Nematom jokių tapatybių. Tai gal jūs ir pasimatys. Šiaip, reikia tiesiog paimti ir tada bandyti bendrą vardiklintis, ar ne? Tai bendras vardiklis būtų tokių šitų vardiklių sandauga. Įstrižai dauginame. Lygiai taip pat ir čia. Taip. Ir judame toliau. Apačia matosi, kad yra greitosios daugybos formulės šablonas. Taip, čia va šitas reikaliukas. Užrašysime kaip a kvadratu minus b kvadratu. Tai pas mus iš karto galėtumėm rašytis, kad yra vienetas minus, galvoju iš karto, kas gaunasi, kosinuso kvadratu. O viršuje, ką galime iš tikrųjų padaryti, tai išsikelti sinusą kaip bendrą dauginamąjį prieš skliaustus. Skliaustelius tada rašysim šitas minus visas šitas. Pliusas. 1 minus kosinusas alfa plus 1 plus kosinusas alfos. Dabar apačioje, taip, vėlgi iš pagrindinės trigonometrinės tapatybės, galime atsiminti, kad bus tiesiog sinusas. Tuomet 1 plus 1 yra 2, kosinusas minusinis plus kosinusas plusinis yra niekas, taip. Tai iš esmės šito viso atsakymas yra dvejetas. Ne dvejetas. Žinot kas, čiagi kvadratinis. Kodėl aš neparašiau kvadrato? Kvadratu. Per daug visas įprasino. Žiūrėkit, gerai. Bus sinusas kvadratu alfa. Va. Tai po tas kvadračiukas išnyks, nes jie ten kaip ir 2 tokie dauginamieji. Tai pačioj dėja, bet dar lieka sinusas 1 iš... 2 padalinti iš sinuso alfos. Gerai, ir judėsim tada prie F varianto. Taip, kas čia yra tangentas, kosinusas, jokia savybė, nieko čia vėlgi neišeis. Nebent galime nuo ko pradėti. Tai pradėkime nuo to, kad tangentas yra sinusas alfos padalintas iš kosinuso alfos. Gerai, kol kas perrašom, neskubam. Dabar
Nu, bendravardiklinkim. Nieko čia bent jau aš nieko nepastebiu. Tai bus 1 plus sinusas. Ir išstrižai va taip dabar su skaitikliais. Ne? Tai bus sinusas alfos 1 plus sinusas alfos plus kosinusas iš karto rašau kvadratu. Toliau atskliauskime. Bus sinusas alfos plus sinusas kvadratu alfos plus kosinusą kvadratinį perrašom, apačioje paliekam. Kol kas gal paliksiu dauginamuosius, nežinau, ar čia reikės man dabar, gal išsiprastins kažkas, o dauginamieji mums labai gerai prastinimui, mes kaip tik norime juos palikti. Ir pažiūrėkite, ką mes čia matome. Vienetą, taip, tai bus sinusas alfos plus vienetas, apačia bus kosinusas alfos vienetas plus sinusas. Dabar ten, kai mes turime sudėtį, ar ne, tai mums nėra labai svarbu, ar vadinasi jie ar A plus B, ar B plus A. Vis tiek bus tas pats, ar ne? Braukiame lauk, tai yra visiškai vienodi dauginamieji. Viršai liko vienetas, apačia liko kosinusas iš alfos. Tai va, viskas. Eisim prie trečiosios užduoties. Trečias, reikia įrodyti tapatybės. Žodžiu, reikės pradėti nuo šito reiškinio ir gauti rezultate, kad eini ir prieini prie to. Mes nenaudosim šito reiškinį, mes viską darysim iš to, kad jis taptų toksai. Gerai, palaukit, užsirašau, nes čia... Nu gerai, jau aš matau, kas čia yra, paaiškinsiu. Labai fainai būtų dabar iš karto, kadangi yra prastinimo uždavinys, nu ne visai prastinimo, bet kind of, išsidaryti čia dauginamųjų visokių. Dabar apačioje turėtumėt matyti, kad apačioje yra greitos daugybos formulė a kvadratu minus b kvadratu. Tai mes visą šitą reikaliuką galime išsirašyti kaip sinusas minus kosinusas. Kitas klauselis bus sinusas plus kosinusas. Va šitaip. Dabar viršuje irgi yra dauginamasis. Nu, čia turėtumėt truputėlį primesti, kad yra tas 2b, čia galbūt bus b kvadratu, čia galbūt bus a kvadratu. Mes pasičekinsim, ar taip yra. Tai jeigu 2ab, paimsiu čia truputėlį spalvų, tai a iš esmės turėtų būti sinusas, o b tuomet turėtų būti kosinusas. Tai pasižiūrim, ar taip ir gaunasi. Ar tikrai, vadinasi, sinusas kvadratu alfa plus 2 kart sinusas kart kosinusas plus kosinusas kvadratu, ar tikrai duotų tą reiškinį, kurį mes turime skaitiklyje. Tai kosinusas ir sinusas patys iš savęs duoda vienetą ir tiesiog nurašom visą šitą reiškinį. Nu va, ir matot, kad tikrai visą šitą galima užrašyti štai taip. O visą šitą galima užrašyti štai tokiu šablonu. Tai mes taip ir padarom. Reiškia, yra sinusas paprastas plus kosinusas paprastas. Apskliaudžiam kvadratu. Nu ir žiūrėkit. Čia mes turime vienodus dauginamuosius. Čia ir čia. Tik tai dabar problemytė yra tokia, kad tas kvadratas, ar ne, jis pilnai išnyksta, o čia visas tas skliaustelis išnyksta. Kas lieka? Viršuje sinusas alfos iš kosinuso alfos, apačioje atvirkščiai. Pamiršau, kam reikia įrodyti. Tangentų. Reikia pasidaryti tangentus. Reikia pasidaryti tangentą. Tai gerai, žiūrėkite, jeigu tangentas alfos yra tas pats, kas sinusas iš kosinuso, tai realiai būtų fainai tiek vieną, vadinasi, tiek skaitiklį, tiek vardiklį pasidauginti iš kosinusų. Tada mes čia pridarysim tų tangentų. Tai va šitas ilgas brūkšnys bus tas mūsų pagrindinis trupmenos brūkšnys, o viršui tada žiūrėkit sinusas iš kosinuso, taip, plus kosinusas iš kosinuso, pasidalinam vieną, skaitiklį reiškia, dabar tą patį padarykim su vardikliu. Sinusas iš kosinuso minus kosinusas iš kosinuso. Šitas visas yra tiesiog tangentas. Šitas visas yra tiesiog vienetas, čia yra pliusas. Šitas visas vėl yra tiesiog tangentas, čia vėlgi yra vienetas,
ir čia minusas. Mums tą reikėjo įrodyti, mes tą ir padarėm. Judam tolyn. Prie B varianto. Taip, kas čia yra? Gerai, nieko nežinau, tiesą sakant. Taip, realiai reikia paimti ir apsukti. Man reikia, kad apačioje atsirastų vat, būtent toksai vardiklis. Kad kosinuso neliktų, jis turės kažkokiu būdu išsiprastinti. Gerai. Nu čia nėra lengvas uždavinys. Realiai visą šitą aš galėčiau Žiūrėkit, jūs žinot, kad 1 minus sinusas kvadratu alfa yra kosinusas kvadratu alfa. Ir labai gerai. Bet dabar kaip man padaryti, kad čia būtų kvadratas? Nu, yra vienas būdas. Pavyzdžiui, padauginti iš tokio skliaustelio, kur būtų su pliusu. Tada mes matytumėm, kad gaunasi 1 minus sinusas kvadratu alfa ir jisai gaunasi kosinusas kvadratu alfa. Ir greičiausiai įprastinsi su to likusiu kosinusu tikriausiai. Ir man atrodo, šito gal net ir užteks. Truputėlį prasitęskime visą šitą savo trupmeną. Apsiskliauskit, jeigu viską ką įmanoma, išvengsit klaidų. Tai va, tiek viršų, tiek apačią dauginam iš tokio paties skliaustelio. Tam, kad būtų, vadinasi, viršus taptų kosinusu. Tai apie apačią kol kas net negalvom, kas tam bus. Tai viršai ir gaunasi 1 minus sinusas kvadratu alfa. Apačioje kol kas paliekam kosinusas alfa ir 1 plus sinusas alfa. Nu ir va, yra viršuje, mes turime kosinusą alfa. Apačioje turime kosinusą alfos. Čia bus 1, atviršau čia kvadratu tiktais, 1 plus sinusas alfa. Tai čia visas kosinusas įsiprastina, čia įsiprastina kvadratas. Mūsų reiškinys tapo kosinusas alfos, padalintas iš 1 plus sinus alfa. Ką reikėjo gauti? Ta reikėjo gauti, viskas. Antiek lengvas uždavinys, iš kuriuo tai paimim, pažiūrim, ko trūksta, ką reikia padaryti. Dabar lygiai taip pat, norim, kad gautųsi vienetas, ar ne? Tai reiškia, mes turime sulyginti viršų ir apačią. Mes norim padaryti taip, kad būtų ta pati išraiška, ar ne? Gerai, kadangi turim net 3 nežinomosius, tai lyščiau prie tangento visų pirma. Kosinusą tą kvadratinį paliekam, o pačioje tą vienetą būtų, nežinau, ką daryti su vienetu, kol kas paliekam, bet tangentą tai verskime iš karto kvadratinio sinuso iš kosinuso santykių ir daugybą su šituo reiškiniu, kas iš esmės bus čia atvirkščiai, čia iš sinuso atimtas yra vienetas, tai čia bus minus kosinusas. Aš dar kartą parodau, kad jūs gaudytumėtės gerai, kad nepalikinėtumėt minusų. Važiuokit, aš atnešu vienetą pas sinusą, jisai tada pasidaro neigiamas, o tada kosinusą aš turiu permesti kitą pusę. Reiškia, šitas visas reiškinys šitose skliausteliuose yra tiesiog minusinis kosinusas kvadratinis. Ir dabar kas čia atsitinka? Tai pala. Bet tai ir mums to užteks. Tai labai bus gerai. Važiuokit, viršų paliekam, apačia tegu lieka. Dabar čia yra pliusinis, čia yra minusinis skaičius. Tai iš esmės atsakymas bus minusinis bus. Ir dabar galim labai gražiai nusibraukyti kosinusus, lieka tiesiog sinusas kvadratu alfa. Visas šitas daiktas iš pagrindinės trigonometrinės tapatybės, atsimenam, yra tiesiog kvadratinis kosinusas. Viskas, įrodėm, kad čia yra vienetas. Judam prie 4 užduoties. Reikia apskaičiuoti, kam yra lygus va toks reiškinys. Kai mes žinome, kad tangentas tokio kampo yra 5/12,
Kas čia parašyta? Čia parašyta, kad mūsų beta kampas priklauso trečiam ketvirčiui. Šį kažkur čia nais. Kadangi klausia apie sinusą, tai sinusas yra y, tai reiškia 100% čia bus pas mus minusinis. Tai... Ok. Tai gerai, tai pirmiausia tangentas, ar ne? Žinom, kad yra sinusas ir beta. Iš kosinuso beta. Ir dabar... Aha. Tai gerai. Tai dabar jeigu žinom, kad sinusas kvadratu beta plus kosinusas kvadratu beta yra vienetas, tai galim sakyti, kad kosinusas kvadratu beta ir visas vienetas minus, taip ir padarysim. Ir gaunasi, kad sinusą mes paliekam kol kas betos. Aišku, čia dar nepasakiau, užsikvadratint reikia mums viską. Taip. Užsikvadratinsim, tai čia bus tas kvadratas, čia tas kvadratu tampa 1 minus sinusas kvadratu. Čia bus 25, čia bus 100 kem 4 lygtais. Jo, kem 4. Ir mums reikia tiesiog sinusą išsireikšti. Tai galim įstrižai paimti padauginti. Tai bus sinusas kvadratu beta 100 kem 4 lygu 25 kart 1 minus sinusas kvadratu beta. Dabar ką darom? Tai 1,44 kart sinusas kvadratu beta lygu 25 minus 25 sinusai kvadratiniai betos. Sutraukime panašiuosius narius, tai būtų 1,44, nemokom skaičiuoti, 1,44 plus 25, 1,69. 1,69 kart sinusas šitas kvadratinis betos, kitoj pusėje bus 25 lieka. Tai dabar pasidaliname abi dvi lygties pusės iš 1,69. Gaunasi, kad sinusas kvadratu betos yra 25 iš 1,69. Kvadratą naikiname su šaknimi ir kai traukiam šaknį iš kvadrato, tikimės dviejų atsakymų. Ir pliusinio, ir minusinio. Iš 25 šaknis yra 5, iš 1,69 šaknis yra 13 berods. Dabar, kadangi mes esame trečiame ketvirtyje, čia sinusai yra tik minusiniai. Tai mums tas pliusinis netinka. Atsakymas čia turėtų būti minus 5/13. Ir tada atsakymas pas mus yra teisingas. Tai dabar 13 buvo, ar ne? Šitas sinusas yra minus 5, gražiai gaunasi 13. Išsiprastina 13, gaunasi atsakymas bendras minus 5. Viskas. Judam toliau. Taip, yra žinomas dalykas, kad sinusas alfos plus kosinusas alfos yra šaknis iš 2. O mums reikia pasakyti, kas bus kubinis sinusas minus kubinis šitas daiktas. Ir va čia mes ką turime, tai mes čia turime kubų skirtumo formulę, kurią galima išrašyti kaip a minus b ir a kvadratu plus ab plus b kvadratu. Tai realiai sinusas minus kosinusas. Tada bus sinusas kvadratu plus sinusas kosinusas, šitas kosinusas kvadratu. Taip, dabar, bet čia, sumaišiau, čia buvo minusas. Pataisau, nes galvoju, kad nesutampa, kaip čia reikia spręsti, bet viskas gerai. Va, mes dabar atkreipiam dėmesį, kad šitą mes kaip ir žinom, kam jisai lygus, ne?
O reikia pasakyti, kam yra lygus visas šitas, taip? Tai po truputėlį žiūrime, ką turime. Dabar yra klausimas sinusas ir kosinusas, ar ne? Čiagi iš karto galima pasakyti, kad bus vienetas. Aš turiu menyje šitas plus šitas, gaunasi vienetas. Parašykime. O visą kitą kol kas paliekam. Pažiūrėsim, kur čia mus viskas nuves. 1 plus sin kos. Gerai. Dabar sinusas ir kosinusas. Ta šaknis čia galėtų būti, galėtų jos nebūti. Nu, šiaip galim parašyti, kad čia yra šaknis iš 2, nes tai buvo duota sąlygoj. O čia tada kol kas paliekam. Tai bus šaknis iš 2 plus šaknis iš 2. Nu, toks kažkoks ne kažką reiškinys. Nu, tai gerai, tegul ta šaknis iš 2 ten sėdi savo ramybė. Dabar su sinusu ir kosinusu, ką čia galima padaryti. Reikėtų labai jų sandaugos. Tai padarom tokį dalyką. Jeigu žinom, kad sinusas ir kosinusas yra šaknis iš 2, nu tai... Gerai, pasakysiu, ką darom. Pirmiausia, paimam, pasikeliam kvadratu, tam, kad šaknies nebūtų, tai būtų dvejetas. Tada čia visa šita vieta realiai apsiskliaudžia ir pasikelia kvadratu. Ką mes turime? Tai greitos daugybos formulė. Reiškia sinusas kvadratu alfa minus 2 sin kos plus kosinusas kvadratu alfa lygu 2 tada. Šitie mums duoda vienetą minus 2 sin alfa kos alfa. Jėga turim šitą daugybą. Persikeliam vienetą. Bus minus 2 sin kos lygu 2 minus 1 yra vienetas. Padalinam viską iš minus 2. Ir matom, kad sinusas kart kosinusas yra minus 1/2. Ir žiūrėkit, mes žinom, ką įsistatyti vietą viso šito reikaliuko. Jo, tai ir netgi nubrausiu va šitą visą dalyką. Parašykim čia šaknis iš 2, čia parašykim 1. Į vietą viso šito parašykime minus 1/2. Nu ir vat ir gaunasi šaknis iš 2 plus, tiksliau, kart. Čia gaunasi, nu 1/2. Nu tai ir gaunasi šaknis iš 2 padalinta iš 2. O mūsų klausia, ar mes čia pat žodžiu, šitas yra šitas, tada mes visą šitą užsirašom kaip visą šitą, pasirašom, kad čia yra tas pats, viskas gerai, man atrodo, visas šitas yra šitas, taip, tai reiškiasi, kad visas šitas reiškinys, reiškia sinusas kubinis minus kosinusas kubinis būtų būtent šaknis iš 2 padalinta iš 2. Nu tai va, viskas. Tiek čia to puslapio. Įdėsim, tada kitas puslapis bus kitam video.